Aš savo grupiai, kurį su manim, mano mašinai, žinai, sakau, jūs su manim į apačią, kitam tu, sakau, juos pasiimk, jo, aš juos pasiimsiu, žinai. Mes nusileidžiam, greitai sėdam į džipą, džipą užvesti, vairuotojai jau irgi laukia, žinai, visi išsigandė, sėdam į džipą, žinai, gazo, atbuliai važiuojam, tik į kažką atsitrenkė. Eik tu, nahu, galvoju, pizda, jeigu žmogų kokią, tai vis, mūsų ten išnešios, į dalis. Pasirodo į akmenį, žinai. Vairuotojas net nesustabdė, nors džipai nauji, žinai, net nesustabdė pasižiūrėti, ar ten sugadinta, ar nesugadinta, ar žmogus, ar tik akmuo, žinai. Aplinkui ten žmonės jau už tų langų griebė, žinai, mes išvažiuojam pro tą minę, taip. Bet dar pati tokia konflikto pradžia. Žinai, aš atsakingas už visą mūsų grupę, suprantate, aišku, yra fikseris, bet aš atsakingas, ultipatliai, žinai, ten mano darbuotojai, žinai, mano kolegos. Ir aš atsimenu, aš atsisuku, žinai, per langą išvažiuodamas ir aš matau kitą džipą, kuris stovi. Matau čia savo dyrikais, aukštas labai, žinai, virš stogo. Ir gal, nežinau, gal 30 žmonių, 40 žmonių aplinkui jį, tą mašiną siubuoja, ten jam už tos kuprinės ima, žinai. Ir aš nieko negaliu padaryti. Aš negaliu sustoti, nes jeigu aš sustosiu, tada puls link mūsų, pagalvos dar konfliktas, jeigu mes pradėsim grįžinėti. Tada irgi pagalvos konfliktas, o virš mašinos aukštai tų žmonių, supranti? Mašinose kuprinės, su pasais, su viskuo. Ir mes turim palikti jas, ir mes išvažiuojam. Ir aš atsimenu, aš sėdžiu, už pavažiavam, žinai, kelius šimtus metrų gatvėje, sakau, stop, sustok, sakau. Sakau, eik, žiūrėk, sakau, kas vyksta, sakau, duok man pagalvoti, žinai. Ir vairuotojas išeina, ir mes sėdim gatvėje. Ir aplink mūsų tai juodžiai, žinai, eina ir taip trinasi ir žiūriu, kas čia tokie, ko aš čia toj mašinai sėdi. O mašinai, supranti, langai netamsinti, tik tai tos užsilenkiam. Ir aš atsimenu, sėdžiu su savo čia satelitinis telefonas su emergency, žinai, mygtuku, čia trackeris su emergency mygtuku. Aš ten turiu servisą nusipirkęs, kur jeigu tu paspaudi, tai ten tada eina, žinai, signalas į tarptautinę gelbėjimo stotį, vietinę policiją, ten atskrenda, suskrenda, suvažiuoja ten, žinai. Bet neaišku, kas toliau, kaip ten toliau vystosi ir per kiek laiko. Ir aš sėdžiu, aš galvoju, blėt. Visas mūsų saugumo protokolas buvo iki gomos. Reiškia, telefonai kariuomenės, telefonai policijos, telefonai parko, telefonai apsaugos. Bet gomai, nedapildžiau. Tiesiog, blemba, miestas, porą valandų, ten, žinai. Nieko neturiu. Su jais ryšio irgi neturiu, nes kortelės neveikia ir liko 2 valandos, mes nepasirūpinom to. Realiai visas protokolas, kur aš ten rašiausi saugumą, žinai, tenai, iki pat kelionės pabaigos, va tiek palikau neparuošto ir būtent va tam langė ir atsitiko tas konfliktas, žinai. Ir mes tokiam strese, vairuotojas mūsų išėjo, aš net neatsimenu, kaip vairuotojas atrodo, blėt. Visi juodi apsidairai, nesupranti, ar čia mūsų vairuotojas, čia kažkas stovi, čia kažkas stovi, čia kažkas stovi. Priegalvoju, čia jis, ne jis. Atsimenu, buvo vienas iš tokių baisiausių momentų, žinai. Tai užtruko gal kokias 3 minutės. Atsimenu, žiūriu į savo bendradarbius, tos, žinai, į tos savo tos bendrakeleivius. 3 sėdė, va tai, jie išvis pirmą kartą gyvenime į tokią situaciją papuolė, išvis nesupranta, nei, ar čia, žinai, sėdėti, ar čia pult, ar kovoti, ar ką daryti, žinai. Galvoju, viskas, dar minutę ir pats garsiai sakau, žinai, sakau, dar minutę spausiu, žinai. Tikiuosi, kad man kažkas sakys, ne, gal nespaus, gal einam kažką, žinai, bet visi šokia, freeze, suprantate, užsifryzino visi, žinai. Ir mes dar pralaukiam 2 minutės ir matom, atvažiuoja mūsų tas džipas kitas, žinai. Eik, tu, kaip palengvėjo, žinau. Aš pasijutau toks palengvėjimas, bet, žinai, toks pavargęs, lyg tai aš būčiau, žinai, 3 paras nemiegojęs. Tai kas buvo, blėt, žinai? Taip pasirodo, juos užpuolė, kažkas paėmė greitai akmenį, pakišo po ratu, kažkas atidarė durys, raktelius, ištraukė, raktelį, va tai, va tiesiog, pro rankas ir išpūkė ten į tą minę, žinai. Ir pradėjo juos tampyti, ką jūs čia darot ir taip toliau, atiduokit telefonus. Tai gerai, žinai, kad mūsų fikseris neprarado, žinai, sveiko proto
Ir jisai sako, viskas po vieną šnekam, žinai, nes ta minė vyksta, jis užsidėjo kuprinę į priekį ir jeigu tau nuplėš kažką, arba tu kažkam nuplėši, čiagi žmonės balkonas, jie tau pradės mėtyti stalus, plytas, butelius, ten tu mirt gali realiai. Ar tu turi jam neatiduoti daiktų, nes jeigu atiduosi tos daiktus, žinai, tada, o, žiūrėk, atidavė, davai dar tada paėmam, viską išarnom, visą mašiną, žinai, ten prieš tą minę, tai tu turi tai palaikyti tą atstumą tokį, neatiduoti nieko, bet lygiai taip pat jų nesužeis, nesužalot, žinai. Ir tą įmanoma išlaikyti gal minutę, dvi. Nu vis tiek po to kažkas kažkur tau, žinai, drėkstels už marškinių, tu kažkam drėkstelsi, kažkas kažką paims, nu neįmanoma. Tai gerai, kad jisai suvaldė situaciją, sako, viskas, sėdam, duokit vieną, žinai, žmogų iš savo visos šitos grupės, kas čia atsakingas, blėt, ir, tipo, sėdam į mašiną, žinai, sėdo vienas į mašiną, išsitraukė atsuktuvą vienam mano direktoriui, žinai, į šitą, prieš akis, žinai, to aš to akį išdursiu, ką tu čia darai, ko tu čia fotkini, žinai. Bet susidino į mašiną, aplink mašiną tie žmonės, žinai, ir pradėjom to mašiną, jie pradėjo šnekėti. Nu ir pasirodo, kur mes stipriai prasileidom, tai kad mes nežinom tokio fakto, kad, reiškia, studentai jie labiausiai išsilavinę žmonės ir jie pikti ant baltųjų. Dėl to, kad, žinai, belgų karalius Leopoldas kolonizavo tą Kongą, čia reikia istoriją pasidomėti. Tai ten didžiulis genocidas, ten apie, nežinau, 26 ar kiek milijonai tų žmonių išžudyta. Jeigu mes šnekam ten apie žydų genocidą, ten vieni skaičiai, žinai, čia irgi nemaži skaičiai. Per ilgą laikotarpį. Ir aišku, grobėmės tos jų tauriuosius metalus. Dar ir pa šiandien, man atrodo, mes išnaudojam, žinai, kaip europiečiai visą tą jų šalį. Ir jie nepatenkinti, ir jie pikti. Ir jie, kaip studentai, jie dažnai daro tos protestus, daro mitingus, žinai, ir dėl to ten viskas yra išdaužyta, ten dėl to ir yra tokia violent. Ir tada yra priimtas įstatymas, kad jeigu tave nufotografuoja minioje, tai tave gali patraukti baudžiamąją atsakomybę už, žinai, maišto kėlimą, už teroristinį aktą. Vien užtenka nuotraukos, kad va tu esi minioje, reiškia, tu kartu su ta minė, tu keli neramumus, mes to galim pasodinti. Tai supranti, yra tas įstatymas, ane? Yra ta minė ir mes, blėt, durneliai su savo telefonais. Čik, 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 čik. Tai bent jau taip ar taip laikyti, žinai, nu, nepatyrė. Tai jie pagalvoja, kad mes būtent tą ir darom, žinai, kad mes juos fotografuojam ir juos dėsime, siūsime į policiją ir tada atvažiuos visos tos pajėgos, žinai, ir visą tą užgesins viską. Plius ten prezidento rinkimai jų, tai jie ten visi intoksikuoti išgėrė, žinai. Tai kai suprato, kad mes keliautojai, kad mes, žinai, domėmės jų šalimi, jų istoriją, kad mes ne iš Amerikos, kad mes ne iš Belgijos, žinai, ne karaliaus Leopoldo palikuoniai, žinai, iš Lietuvos. Tai tada jie atlyžo ir sako, tai gerai, tai gal jūs norite likti su mumis švęsti? Nu ne, sako, jau gal užtenka, mes čia, žinai, pašventėm, ačiū ir viskas, ir tas visas kipišas toksai didelis tas triukšmas, tai vat nurimo, kaip pakyla, žinai, taip nurimo, grąžino tos raktelius, nieko nepaėmė, nieko nesuplėšė, nieko nepavogė, nieko nesumušė, akių neišdūrė, žinai, nieko, per plauką, per tokį plauką. Ir viskas, ir mes good to go. Tai, žinai, be šito įvykio ta kelionė būtų kitokia, tokia būtų, nu, gerai, gorilos, ugnikalnis, žinai. O čia pajutai tą Afriką, realiai, žinai, pulsuojančią, žinai, tą ugnim. Tai visi sveiki, visi laimingi, visiems patiko.